galintis energetinėme informacinėme lauke surasti subtilią eterinę energetinę kopiją Akvilės įsikūnijusią žemėje 123. Radau. Nusima kaukės ir hologramos fantomas pasireiškia pirmo pradžio pavidalo atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom štrėlį žalią raudoną jį, tai jį užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Akvilė išeina iš biorobotė ir atsistoja šalia, jei jos biorobotė yra svetimas kopijos hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Šio fantomas. Gerai. Ant bioroboto nieko nesimato. Tavo rankose atsiranda mūsų skeneris, patikrink biorobotą. Švarus biorobotas jos. Gerai. Skeneris grįžta atgal į mūsų diagnostikos kambarį. Grįžo. Apsaugome jos fizinį biorobotą apsauginių grinų švarių absoliutų energijos rautų, talpinam Akvilę į apsauginį skafandrą darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtilia Akvilės kopija pakilk į diagnostikos kambarį 123. Kėlimas prasidėjo. Mes vietoje. Mes sveikiname su Akvilė ir klausime, ar pasirengusi jį diagnostikai, ar patikės jį mums savo biolauko seansų periodui. Taip, patikės. Gerai, prašau skenerį nuskaityti jos fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinė vertė hercais. 47 ir 12. Mano ketinimu galiu atidarau kanalą ir duodu jai 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Akvilė, paprašysiu tavęs išsiskaidyti visus turimus fantomus, visus netikrus fantomus, hologramas, matoma ir nematoma išryškiai ir apsišviečia raudona šviesa. Jos rankos kojos pajungtos taip kaip valdoma lėlė, ar ne? Kaip iš lėlių teatro šitą lėlė. Ant šniurelių. Ant jo, Ant virvutės virvelės ir tokia įdomi ta konstrukcija, jinai pajungta ir toks netgi kaip apskritimas, toksai virš galvos ir toks, kur, sakau, taip vizualiai, kaip lėlė, kurią gali valdyti ir sukas, aplink galvą, toks jausmas kaip kažkokios įdiegiamos mintis į jos galvą. Gerai, kaip supančiota tokia. Kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia vieną bendrą 1, 2, 3. Susijungia. Tai ta konstrukcija matoma yra ryškiai. Jinai matoma, taip. Čia artefaktas yra. Ir greičiausiai minusinės struktūros. Na gerai, paskui ištrauksim. Kai suskaičiuosiu iki 3, skeneris pradeda skenuoti erdvę nuo galvos iki kojų 360. Akvilės kūnus randa viską, kas jai svetima. Minusinės struktūros atstovas įlėkė į narvą. Lizardas. Insektoidas. Plokštė, matau, galvoje drakonas. Drakonas įlėkė? Taip. Senas svečias. Senai bebuvęs mūsų narve. Kalėjime. Arachnoidas. O. Kol kas tiek. Plokštė galvoje drakono? Jo, drakono. Standartinė plokštė. Gerai, taiks. Nusiema kaukės ir hologramos. Visos būtybės pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Tie patys visi. Virš demoniškos struktūros atstovo narvo pasirodo skaičius hercais, parodantis jo lygį 1, 2, 3. 38. Fantomas netikras narve. Ir nuo to netikro fantomo nusitėsi kanalas į atsakingą. Ir atsakingas yra mano ketinimu gale pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą, jeigu jo dar nėra narve. 1, 2, 3. Grėjus, tik pakalbėjai apie grėjus. Grėjus irgi senai buvęs. Nujauti. Matyt, tikriausiai jaučiau, kad laikas vėl su grėjim susitikti. Gerai, tada virš grėjaus narvo pirmiausia nusiima kaukės ir hologramos. Grėjus pasireiškia pirmą pradžią pavidalu tinkančių savo eterinį kodą DNR. Tas pats. Ir virš grėjaus narvo
statome švyturėlį žalią raudoną. Jeigu tai biologinis kilmės grėjus, tai užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Gerai, fantomas grėjus. Už grėjaus veiklą Akvilės biolaukė atsakingas taip pat yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą Narva nusitęsia kanalas, jį atsakinga ir mano ketinimų galiais yra pritraukiamas į kalėjimą Narva 1, 2, 3. Reptiloidas. Reptiloidas. Ir dar kartą nusima kaukės ir hologramos. Visos būtybės pasireiškia pirmo pradžio pavydalu atjungiančiu savo eterinį kodą DNR. Tie patys. Kaip suprantu, tai yra baigtinis sąrašas visų interferentų. Ir pradėsim tardymą tada. Reptiloidas. Kokia draugystė tarp jūsų ir tavęs ir grėjaus? Kokią davei komandą grėjai? Mes kartu dirbam. Nu, supratau, kad jūs kartu dirbat, bet kokia užduotis buvo grėjai pastatyta? Vadink tai bendradarbiavimu. Gerai, bendradarbiavot. Ir ką grėjas turėjo padaryti Akvilės biolaukė? Pats matai. Matau tik tai papildomą fantomą. Kokia fantomo paskirtis? Holograminė. Holograminė ir ką tą hologramą turėjo sukurti, padaryti? Iliuzija. Iliuzijų Jūs pasaulį? ir taip gyvenate iliuzijų pasaulyje. Nu tai kam tada dar vieną hologramą? Mes ir taip gyvenam. Stipresnė iliuzija būtų. Sustiprinti iliuziją. Supratau. Grėjus prieš kiek laiko buvo šitas fantomas sumontuotas Akvilės biolaukė? Pasirodo, kad beveik metai. Nesenai. Gerai, grėjau, o šitas fantomas dar turėjo kažkokią paskirtį, ar tik tai iliuzijų kūrimas šitam mūsų iliuzijų pasaulyje? Šiek tiek, ta prasme, jos ir violetinės energijos kosminės tos. Kaip energijos kaupiklis. Kaip kaupiklis jisai ir tiesiog toks surinkiklis irgi tos energijos, kaip izoliacinis netgi. Toks kaip kokonas, kuriame jinai izoliuota. Na, supratau. 1 metai grėjus. O grėjus, kaip tu čia dabar vienas pats? Šiaip jūs kolektyviai būnat po 2, po 3. Kur tavo draugų komanda? Jis sako, tau manęs vieno neužtenka. Nu, šį kartą užteks tiek to jau. Bet keista. Nei roboto turi su savim, nei kompanijos. Jis sako, tu pasilgai mūsų, aš jau matau. Pasilgau, kurgi ne. Kokią įtaką daro tavo reptiloidas? Tu jam dirbi savarankiškai ar priverstas? Jisai rodo, tai kaip bendradarbiavimas. Tai nėra kažkoks įsakymas, tai yra bendradarbiavimas. Reptiloidas minėjo bendradarbiavimas. Nu, gerai. Jie dalinosi tiesiog tarpusavį. Ir informacija, ir technologijomis. Nes nėra vergo pozicijoje. Supratau. Tai kodėl norėjote Akvilei sukelti tas iliuzijas šitam iliuzijų pasaulyje? Sustiprinti tas iliuzijas, kodėl norėjote? Koks tikslas? Pasirodo matrica, pajungimas matricai. Ir būtent šitiem kodam, kuriuos sukūrė tos civilizacijos, siekiant valdyti žmonių sąmonę ir manipuliuoti. Nusirodo, jam įdomi, ta prasme, jam įdomi jos energija, kosminė energija. Jisai leidžia suprasti, kad jinai kilusinė, siela jos kilusinė žemėje. Jinai atvykėlė yra, dėl to jiems įdomu. Ir jie tiesiog mėgaujasi to, ypatingai tų atvykėlių, kurie ryštasi atkeliauti šitą platformą, įsikūnyti. Ir jie tiesiog, žinai, su tokiu sarkastišku juokeliu, žinai, kad mes čia prarandam atmintį ir
Mhm. Jiem va tas mūsų atminties, tas užblokavimas, kai mes neprisimenam, kas tokie, iš kur, savo kilmės, savo buvusių įsikūnijimų ir bendros visos informacijos, jiem tai yra, nu, toks, jie mus laiko tokiais, nu, kaip čia pasakyti, tokiais kaip žiopliukais. Žaisliukais, Nu, kuriais galima žaisti, žaisliukais, vat, kuriais galima žaisti, žiopliukais, tokiais kaip viščiukais, uždėti, išsiritusiais. uždėti vat hologramas ir pririšti prie šitos žemės, kad tu niekur daugiau nedingtum ir pastoviai čia jos linksmintum Nes ir jie, vat, grinai, jo, maitintum energiją. nes tiesiog visas toks kaip tinklas yra šitoje žemės matricoje ir ne, nu, jinai yra, ko tas balansas pažeistas. Ir jie daro viską per savo technologijas, apraizgyta yra visa šita platforma. Kad būtent, kad nepabustų, kad nesusivoktų, kad nepradėtų žmonės mąstyti, kad jie yra dvasinės būtybės, laisvos būtybės, turinčios didžiulę galią, savo valios, savo išreikšto ketinimo ir panašiai. Tiesiog įsuka iš tą kasdienybės rutinos ratą, manipuliuoja, kad energiją siurbia, kad tu ten būtum toksai ne visai paliegęs, bet šiek tiek turėtum tos energijos ir dirbtum šitai matricai. Arachnoidas, prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? 3 metai su trupučiu, sako. Tavo tikslas šitam biolaukė? Energija, palikonis. Standartiškai. Šiuo metu yra Išgyvenimo ką? instinktas. Šiuo metu biolaukė kas nors tavo yra palikta? Tinklas su Matai ką nors? adatėlėm ant galvos. Palikonių nėra. Ne, nematau palikonį. Ar arachnoidas veikia tik tai biolaukė ar ir namuose? Jis sako, kad tik biolauke. Supratau. Drakonas. Iš kur būsi? Koksai tu drakonas? Pasirodyk savo visam gražume. Mėlynas. Mėlynasis drakonas. Sako, iš drakonų pasaulio. Na taip, iš drakonų pasaulio. Ir kaip ten jums drakonų pasaulyje? Ką jūs veikite žemėje, drakonų pasaulio atstovai? Jis irgi rodo kaip maisto šaltinis. Nu, ką drakonų Energijos, lengvai prieinamos energijos šaltinis. O drakonų pasaulyje nėra energijos, iš kur galima pasisemti? Jis sako, kad trūksta. Trūksta. Ir ištatės tokiai tolimai kelionį į žemę, kad pasisemti energijos. Jis sako, ne tik į žemę. Supratau. Bet jam labai patraukli šitą platformą. Dėl lengvai prieinamų šaltinių. Kada jūs palikote drakonas, jūsų civilizacija paliko žemę, materialų į tą pasaulį? Prieš kiek laiko? Jis nesupranta tavo klausimą. Buvo laikai, kai jūs buvote tokie pat kaip ir mes, gyvenot materialiam pasaulyje. Nu, ta prasme, tokie pat iš mėsos ir kaulų. Turėjote kūnus šitoj žemėje. Bet kažkas tai įvyko, kad jūs dingote iš šito pasaulio ir likote tik tai legendose. Tai vat ir klausiu, prieš kiek laiko įvyko tas pokytis? Na, jisai bando to linijiniai laikom matricoje. Tai parodyk skaičių. Jis rodo milijonus. Milijonus metų? Nu, tegu būna. Gerai, drakonas, tavo plokštė, kuri yra galvos zonoje. Kokia paskirtis jos, ką tu veikiai su ja? Energiją kaupiai? Vogiai? Taip, jis sako, energijos kaupiklis. Septintosios, šeštosios čakros. Gerai, kai duosiu komandą, pasiimsi visą savo plokštę ir jeigu dar kas nors yra. Bet kai duosiu komandą. Šiaip neagresyvus drakonas, ne? Ne, ramus. Ramus. Dar kokį nors poveikį akviliai darei? Minčių pavidalu. Neskatinai energijos pliūpsnių.
Ne, jisai ramiai sėdėjo. Jisai rodo į kitus narve esančius, Mhm. kurių poveikio pakako ir jam trupiniai nubirėjo. Na, supratau. Buvo kas gadintų nuotaiką Akviliai ir to pasekoje ir tu gaudavai savo porcijos dalį. Jisai labiau, žinai, rodo ne kiek va tų tokių žemesnių vibracijų, emocijų, Mhm. kiek tiesiog, va, kai jinai bando kovoja, sakykime, ar ne, su tom mintim savo, kurios primestos su šitom būsenom, suvokdama, kad tos žemos vibracijos, pykčio ir taip toliau. Jinai bandydavo kelti tas savo vibracijas ir aš matau tas situacijas, kai tiesiog jinai bando kelti tas vibracijas, būtent vat, būdama tame poveikyje. Ir vat jisai, būtent vat tuo metu irgi tą energiją kaupdavosi šitą plokštę. Jinai kaip barjeras toksai. Mhm. Nes jis kaip sako, kad jo nelabai domina žemų vibracijų energija. Mhm. Jis labiau į aukštesnių vibracijų energiją koncentruotas. Na, supratau. Gerai. Jisai sakė, prieš kiek laiko pateko iš šito biolauko? Nesakė dar. Drakonas, prieš kiek laiko pateko iš šito biolauko? 3 metai, 5 mėnesiai. Gerai. Toks, žinai, ramiai sėdėjo toks susinchronizavęs visas, susitapatinęs. Toks neagresyvus. Be jokių pykčio priepolių, be nieko. Ne, tiesiog ramiai maitinosi. Na, supratau. Keistai, iš drakonų tai matyti ir girdėti. Insektoidas, prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? 5 metai. Mėnuo. Palikuonis, lizdas yra? Inkubatorius. Inkubatorius. Šiuo metu? Yra. Su palikuonimis? Ir matau užuomazgas kažkokias pilvas rytyje. Na, supratau. Ir kaip sakant, tikslas šiltai irgi sėdėti ir auginti savo palikuonius ir naudotis energijoms. Taip, išlikimo instinktas. Gerai, Lizardas, prieš kiek laiko tu patekai iš šitą biolauką? 1,5 metų rodo. Ir ką veikiai šitos 1,5 metų? Šiltai sutaisęs širdies čakrai. Emocijų šuoliai. Kartu netgi toks, žinai, toks net bendradarbiavimas, taip net keistas, žinai, jisai tai kosminiai priklauso civilizacijai, bet toks, matau, bendradarbiavimas kartu su minusinės struktūros atstovu. Viens kitam pagelbėjo. Vienas žemyn, kitas aukštyn, vienas žemyn, kitas aukštyn. Na, kažkas panašaus. Ir tampa kolektyvinis darbas. Toks visiškas ir aš matau, jinai tokia išsibalansavusi visiškai emocijose, tokia, net nesupranta, jinai kaip ir supranta, kad kažkas yra negerai, kad kažkas takoja, net kad ne jinai pati, bet jinai nesugeba suvaldyti šitų pliūpsnių va tokių. Nu taip, turint tokius, kaip čia pasakyti, pagalbininkus kabutėse, sunku suvaldyti savo emocijas. Visiškas balanso nebuvimas. Gerai, kaip suprantu, pagrindinis veikėjas šitam visam ratelį yra demonas. Jis net apsidžiaugia, kad pavadinai jį pagrindiniu. Sako, garbėjam. Garbėja. Tai pasakok, demonas, prieš kiek laiko tu patekai jos biolauką ir kokio tikslu? Man patinka skaičius 6. Skaičius 6. Ir kaip tai susijęs su 6 prieš 6 metus? 6. Prieš 6 metus? 6 mėnesius, 6 dienas. 6 metai, 6 mėnesiai ir 6 dienos. 6 valandas, jei nori. Netgi taip? Negali būti, netikiu. Tu čia man kažką tai meluoji. Negi mes taip tiksliai ir pataikėm į tokį laiką.
O kodėl tu abejoji? Todėl, kad jūs mėgstate meluoti. Jūsų prigimtis yra meluoti. Juk tu Gerai, pats demonas. žinai, kad nieko nėra neįmanomo. Nu, taip, viskas įmanoma. Kaip ir meluojantis demonas. Gerai, demonas, tai pasako, ką veikiai šitam biolauke. Smaginausi. Smaginais. Smagu, kad tau smagu. O Akviliai tai visai nebuvo smagu. Kodėl? Nu, nepanašu, kad jinai būtų labai patenkinta tuom, kas vyko su ja. Kitaip nebūtų atėjusi prašyti pagalbos. Ar ne taip? Šypsosi jisai. Šypsosi. Tai papasakok daugiau. Ką veikiai tuos 6 metus, 6 mėnesius ir 6 valandas, 6 minutės šitam biolauke. Gi sakiau, smaginausi. Visą laiką smaginais. O buvai visą laiką biolauke ar ir namuose ten smaginėsi? Kur noriu, ten ir būnu. Ne. Namuose portalų yra? O kaip be jų. Nu, kaip be jų. Tai šaunuolis ir landžia per juos visur, kur tik nori. Išeini, pareini. Ir tau visai komfortiškai buvo šitam Akvilės biolauke. Nesiskundžiau. Jos hercai tau netrukdė? Niekiek. Per maži. Supratau. Vadinasi, reikia didinti vibracijas, hercus. Tada ateis su didesniais hercais ir demonai. Šypsosi. Šyps. Smagu, kad jam smagu. Tai kokį poveikį padarė jai? Kokios žalos padarė jos biorobotui? Kodėl tu iš karto apie žalą? Nu tai supranti, kad kai jums yra smagu, žmonėms dažniausiai yra atvirkščiai. Liūdna. Su pasiekmėm kažkokiam tai neįgimam gaunasi tas jūsų smagumas. Arba nusitempėt sielas su savim kartu. Tada jau smaginatės kartu. Kiekvienos sielos pasirinkimas, kur eiti. Gerai, kontraktą turi demonas su Akvilė? Ir be jo buvo smagu. Na, šaunuolis, kad nekišai kontraktų pasirašyti. Gerai, kas yra jos biolauke tavo, kokie artefaktai apart to virvelių? Daugiau kas nors yra? Ne, nesimato daugiau kažko, tiesiog skuvat visa tokia sistema pajungta, žinai. Nuo pėdų, rankos tiesiog, net prie kelių pajungta šita toks, žinai, nužemina tas vibracijas ir toks truktų iš vienos, žinai, taip vaizdžiai tariant, ar ne? Ir bet jos ta vidinė esybė tokia nebuvo visiškai užmigusi, ar ne? Ir tas toksai vidinis gilus toks intuicijos šauksmas, kad yra kažkas ne taip. Tas jos toks atpažinimas, kad tai yra ne jos mintis, kad kaip ir primestos mintis. Tai tiesiog sujungtos tos virvelės ir tas toksai žiedas virš galvos, jungiantis tas virvelės. Jisai toks, žinai, netgi kaip irgi tų tokių, tas žiedas kaip minčių, tokių primetimas irgi manipuliavimas, toks sujungtas bendrą tą sistemą. Visa. Dėl to, kaip jinai pati ir teigia, ar ne, kad tiesiog atpažįsta, kad tai ne jos mintis. Čia yra tos tokios jos tikrosios esybės, prabudimo tie tokie pliupsniukai, ar ne, intuicija, kai sako, kad kažkas yra ne taip, kad tai ne aš. Tas suvokimas, kad tiesiog tai yra primesta. Ir manipuliuojama. Tik tas toks trūkumas tos energijos ir savęs, dar toks pilnas nepažinimas, pilnas nepabudimas,
Tiesiog vat ir neleidžia subalansuoti ir atpažinti tas svetimas energijas, svetimas mintis. Kartais užtenka tiesiog ateinant kažkokiai minčiai užduoti klausimą. Iš kur atėjo šita mintis? Ir žiūrėti, kas vyksta. Nes Tai jeigu tai yra demonas, ne tavo sugeneruota mintis, ar ne pačio žmogaus, jinai tiesiog tokia tuštuma atsiranda ir ne, uždavus šitą klausimą. Ir tai yra pirmas ženklas, kad tai yra tiesiog mintis primesta interferentų, manipuliacinė kažkokia. okay, supratau. Gerai, demonas, tai gal papasakosi, kaip veikia tavo tas visas mechanizmas. Tu tempi už virvutės ir kas darosi tuo metu? Jisai rodo tas toksai, ne tai kad tempia už virvutės, jisai duoda impulsą į tam tikrus taškus jos biolauke, kurie iššaukia emociją, iššaukia biocheminę reakciją fizinėme kūne. Tada yra jos veiksmas, yra žodis, veiksmas ir tiesiog va, tokia visa sistema ir po to jinai nesupranta, kodėl jinai tiesiog, va, nu, sakykime, pykčio protrukis ar ne, pliūpsnis kažkoks ten, žodis pasakytas piktas, emocija išleista ar ne, ir po to praėjus net akimirkai jinai tiesiog pati nesupranta, kodėl jinai taip pasielgia. Čia grinai va, toks impulsas, va, taip kaip badytų, žinai, bet nu, va, tas impulsas persiduodavo tom energetiniam tokiom virvelėm, kurios pajungtos jos tam biolauke. Ir jis eina, va, tiesiog suaktyvindamas biocheminės reakcijas jos fizinėme kūne. Hormonus tam tikrus, sakykime, jų veiklą ar ne, ir iššaukdama tiesiog tam tikrą emociją, tada veiksmas, žodis ir va, tokia sistema. Ir jeigu tu nespėjai pagauti šito, sakykime, momento, tada ir būna sekantis veiksmas, ištartas žodis ir pliūpsnis emocijos, kurie tiesiog pasimaitina. Demonas, lizardas. Jo, visa, tai, kai sakau, tiesiog tos energijos nėra. Drakonas. Tekančios visomis čakromis ir čakros neveikia subalansuotai, tiesiog nu, sunku kažką ir padaryti, tiesiog subalansuoti save. Gerai, supratau. Nu ką, tardymą baigsime tada. Net ir žinai, man dar rodo, ką jisai, vat būtent priklausomybės tos Akvilė minėjo, emocinis valgymas, tai vat jis dabar man parodė, kaip tai veikia. Ką parodė? Irgi jisai duoda tą impulsą tokį, sužadina irgi tam tikrą biochemiją ir kai jinai jaučiasi, sakykime, negerai, jai kyla noras valgyti. Jinai valgo, jinai negali pasisotinti, jinai suvokia, ateina suvokimas, kad nu negerai, kad aš negerai darau savo organizmui, bet jinai negali sustoti. Ir po to atsiranda kaltės jausmas, kad kodėl aš tai padariau, kodėl aš nesugebėjau savęs valdyti, kodėl aš neturiu valios. Ir kaltės jausmas tai yra žemos vibracijos, kuriomis maitinasi. Tiesiog visa sistema sukurta tobulai. Viskas tobulai paprasta. Pajungtukai, kaip mygtukai, žinai, paspaudžia, biochemija suveikia, hormonai, iššaukia emociją, tam tikros reakcijos kūne, kurių tiesiog sunku, negali suvaldyti, neturėdamas energijos ir pilno sąmoningumo. Demonas dar ką nors nori pridėti prie šito viso, kas pasakyta jau. Jisai man rodo, žinai, vaizdinį višnaitę ant torto. Sako, jei nori, galiu višnaitę uždėti. Uždėk višnaitę ant torto. Ką nors papasakok, kaip tau sekėsi linksmintis. Kokią nors linksmą istoriją papasakok. Kad mums nebūtų nuobodu. Ir būtų ką prisiminti šitą seansą. Jis tik rodo, žinai, dar tokį pasismaginimą, kaip iššaukia jos emociją, rodo šalia esantį vaiką, kurio, ta prasme, irgi per kurį manipuliuoja. Jis tiesiog, nu, kaip spektaklyje, žinai. Vienu žodžiu, iš žmonių. Taip, mama, vaikas, artimieji, tiesiog visi, kurie, visus pajungia į vieną jo spektaklį ir tiesiog jie mėgaujasi ten kaip puota, žinai.
Ir Ne, tokiu atveju, kai sukyla emocija, tiesiog elementarus klausimas. Sau, iš kur kilo šita emocija, kokia jos priežastis, jau šitas klausimas stabdo šitą procesą, kuris nekontroliuojamas. Nes tu tampi stebėtojo pozicijoje. Tiesiog stebi, kas vyksta tavo organizme, šita biocheminė reakcija, bet tu neleidi išsiveršti, sakykime, ar ne, jau tam veiksmui pačiam, tu neblokuoji, jokiais būdais negalima to blokuoti, tiesiog stebėtojo pozicija ir jinai tiesiog nurimsta, kaip va, ta banga kylanti, ar ne, jeigu tu jos nemaitini, jinai tiesiog nurimsta ir tu pastebi, kad tai yra tiesiog primesta iš šono manipuliacija. O čia yra sąmoningumas. Gerai, tada perėsim prie tamsios energijos reverso ir dabar gražinsime visą tamsią energiją, kurią Akvilė gavo iš interferento. Ir Akvilė subtiliai kopija duoda komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius, kad interferentas prieina prie savo kanalo. Yra kanalas. Tai paskaičiuokim kanalus su demonu turim, su lizardu, su insektoidu, su draugų gauti iš interferentų, grįžta jiems atgal. Teka energija. Visais kanalais Taip, teka, niekas visais kanalais. nestabdo. Ne. Oi, kiek daug pilkumos. Grįžta atgal, ne? Taip. Baigėsi yra. Ir ant visų kanalų uždedam auksinių tinklelių filtrus. Yra. Į reverso tvarka Akvilė susigražina švarę, šviesią dievišką energiją, atgal eina dieviškoji švari energija. Savo energijos šeimininkė susigražina viską savo atgal. Grįžta energija. Ir tada nuo Akvilė susiformuoja tiesioginiai kanalai į netikrą fantomą. Ne, tik vienas kanalas. Tai yra. Jo. Jis toks kaip kamaliukas, tas apvalkalas susiformavo. Dar reikėtų tada skenerį ištrauk iš Akvilės biolauko drakono plokštę ir patalpink į kalėjimą Narva 123. Narve. Ir nuo Akvilės susiformuoja tiesioginis kanalas į šitą drakono plokštę. Uždedam auksinius tinklelius ant šitų dviejų kanalų ir reverso būdu jie susigražina dieviškasias švarias energijas, visas sielos daleles ir visas biomedžiagas, kas priklauso Akvilei galingus rautų, grįžta jai atgal. Grįžta iš plokštės nedidelis kiekis violetinės energijos. Iš fantomo. O iš fantomo to apvalkalo grįžta jos viršutinių čakrų. Mėlynos, violetinės energijos. Ir prašau skeneriu parodyti Akvilės sielos pilnu. Baigėsi procesas, ne? Dar truputį eina, bet jau to baigsis. Na, palaukim. Baigėsi reversas. Ir prašau skeneriu parodyti Akvilės sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais. 100. Gerai. Gerai, tada pereisim prie ištraukimo visokių čipų, daviklių, artefaktų ir visa kita. Demonas išeini iš kalėjimo Narvą ir susirinki viską savo, kas yra Akvilės biologai, nepalieki nieko. Ir dar pakeliui grįždamas gali pasiimti lervas, jeigu yra Akvilės biologė. Yra viena. Sprandos srity. Pasiemaisi tą savo mechanizmą visą. Ir lerva grįžo. Ir perspėju visus, kad duosiu komandas visiems, išeit susirinkti viską savo ir nepalikti nieko, nes tikrinimo metu, kanalo atjungimo metu jūs galite sudegti kalėjime Narve, jeigu kas nors liks jūsų kokios nors dar medžiagos, energijos. Gerai, sekantis lizardas išeini iš kalėjimo Narvo ir susirinki viską savo. Švytuoklį savo pasiėmė. Lizdą. Grįžo. Grįžo. Insektoidas išeini iš kalėjimo Narvo, susirinki viską savo. Pasiėmė Ir grįžti atgal į inkubatorių. kalėjimą Narvą. Grįžo.
Drakonui, kiek atsimenu, nereikia liktai įt, ar reikia. Jis Seniai prašo bebuvo. plokštę atiduoti. Plokštę atiduosiu, kai atjungsim kanalus. Daugiau kas nors yra drakonas tavo, Ne, jos sako. bilukė. Gerai, arachnoidės išeini iš kalėjimo narvų, susirinki viską savo ir grįžti atgal į kalėjimo narvą. Susirenka savo datėlės, tinklą. Grįžo. Na ir grėjus. Išeini iš kalėjimo narvų, susirinki viską savo ir grįžti atgal į kalėjimo narvą. Sako, tai ką nieko neliko. Nieko neliko. Tai labai gerai, jeigu nieko neliko. Gerai. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Akvilis energijų su demonų lizardo, insektoido, drakono, arachnoido, greido 3. Vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Skeneriu praskanuok Akvilė interferentų, drakono, demono lizardo, insektoido, drakono, arachnoido, grėjaus, drakono plokštės ir grėjaus fantomo dažniais. Ar neliko kas nors nepastebėta jos biologija? Švaru. Ir aš prieinu prie Akvilės, dedu rankas ant jos pečių ir savo ketinimu galiu padedu jai suduoti aukštų vibracijų 1 milijonų Hz šoko impulsų smūgį ir atjungti visus kanalus ir kai suskaičiuosiu iki 3, 1, 2, 3, smūgis, atsijungi visi kanalai. Atsijungia. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalai iškeliauja perdirbami priminė švarę energiją. Šie. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, emocinį fantomą dabar išvalysim ir atiduosim tada demonai. Tegu smaginasi. Išeina Akvilės emocinis fantomas 1, 2, 3 ir iš šį fantomą Akvilė projektuoja visas savo negatyvės programas, negatyvės minčių formas, o taip pat ir žemų vibracijų emocijų energiją. Pykčio, susierzinimo, neapykantos, įtūžio, baimės, siaubo, rūstumo, nusivibracijų energiją projektuojasi emocinėme fantome. Šie fantomas. Ir klausėme Akvilės subtiliosios kopijos, ar jį pasirengus atiduoti šitą emocinio fantomą demonai. Sutinka. Gerai, emocinis fantomas keliauja į demono narvo kalėjimą 1, 2, 3. Atlikta. Gerai. Pasikvieskim tada į tarpgalaktinės policijos pareigūno kurtą, į mūsų diagnostikos kambarį. Jis vietoj. Sveikinamės kurtai. Sveikinamės kurtai. Ar sudomins jūs grėjus ir reptiloidus, kurie bandė trukdyti gyvenimą Akviliai su savo hologramoms ir fantomu? Sako, pasiimsim pasikalbėti. Gerai, dėkojame jums. Jis atsisveikino. Iki. Išėjo. Grėjus reptiloidas išėjo su juo. O, supratau. Atsidaro taip. Drakonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Duodi drakonų žodį daugiau negrįžti į šitą biolauką. Duodu drakono žodį. Atsidaro portalas viršai prieš laikrodį. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, demonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Tu daugiau į šitą biolauką negrįžti. Supratai mane? Supratau. Čia perspėjimas. Kitą kartą aš toks dosnus nebūsiu. Atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį. Demonas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam ir statom ugninę pentagramą. Atlikta. Tai ką, liko tik tai fantomas ir atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Ir fantomas iškeliauja į galaktikos branduolį. Perdirbami pirminį švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, perinam prie magijos dažnio, jie tokia yra, jį tampa matoma. Švaru. Perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį, jie tokia yra, jis tampa matomas. Švaru. Perinam į bekūnių įsibrovėlių dažnį, jie tokia yra, jie tampa matomi. Švaru.
Ir perinam į negatyvių trukdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažniai tokių yra, jie tampa matomi. Du egregorus matau. Pajungtus, aktyvius. Vienas pajungtas, kitas toks, nu, savo aktyvus. Neatiduoda daug energijos jam. Gerai. Klausiam, ar Akvilės subtilioji kopija pasirengusi neaktyvų egregorą numesti? Jisai aktyvus, Arūnai. Jinai Ne, atiduoda vienas. abu jie aktyvus. Vienas yra A, jie aktyvus. abudu? Jo, o antrasis Supratau. yra toksai pusiau aktyvus, bet šiek tiek energijos jinai jam atiduoda dar vis. Tai abudu tokie aktyvus. Gerai. Supratau. Ir klausim tada Akvilės subtiliosios kopijos, ar jis sutinka palikti ir atsijungti nuo jų. Mes galim jai padėti, ar to jinai nori. Taip, jinai Tegu nori. pasižiūri. Gerai. Atliekam Akvilės minčių prisijungimą ir viso kito, kas susijęs su neigiamais egregūrais valymo, o toliau jau patys spręs, prie ko prisijungti, prie ko neprisijungti. 1, 2, 3, duodam galingą smūgį. Sudavė antrą dar smūgį jinai. Ir atidarom portalą į galaktikos branduolį ir numetam visus negatyvius egregorus ir energijas 1, 2, 3. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Gerai, duodu komandą skeneriui pašalinti, išvalyti likusias negatyvės energijas po lervų, pašalinti jos, ten viena lerva buvo, jos fantomą. Negatyvios energijos fantomas išeina iš Akvilės biolauko ir pakimba. Išėjo. Visos patogeninės energijos fantomas išeina ir į patį galaktikos dugną, kur nusinulina iki pirminės energijos būsenos. Atlikta. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Ir iš Akvilės subtiliosios kopijos pilvo 2 pirštai žemiau bambos pradeda tekėti subtilioji rezervinė gyvybės energija živa. Savo balta šviesa užlidama visus fantomus, visuose fantomus teka šviesi balta rezervinė energija. Užlieja, ja. Matau tos impulsiniuose taškuose, kur demono buvo pajungtų kaip pilkos tokios dėmelės. Atsidaro portalas, su kuriais prieš laikrodžio rodiklį galaktikos branduolį. Skeneri pašalink likusias negatyvės energijas, jie jau liko visos likusios negatyvės energijos pilnai ištraukiamas. Ištraukia? Taip. Skeneri išmesk šias negatyvės energijas, į portalą sukūrė, negatyvės energijos iškeliavo perdirbimui į priminę energiją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Perinam prie kontraktų ir susitarimo nuliavimo. Vadovaudamasi sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, Akvilė turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar jį pasirengus tai padaryti? Pasirengus. Gerai, aš išreiškiu ketinimą, balsuoju jos subtilioji kopija, kartuoju paskui mane, aš iškeičiu visus prakeiksmai, genties giminės, prakeiksmai, įsikūnymai ir misijos kontraktai ir taip pat visa tai, kas turi mano energetinį įspaudą šioje laiko linijoje ir visose kitose laiko linijose. Bet kokio pobūdžio sustarimų kontraktų priedus 1, 2, 3? Nėra kontraktų. Labai gerai. Ar Akvilė subtilioji kopija pasirengusi perskaityti manifestą? Pasirengusi. Dabar aš balsu skaitysiu manifesto, jo subtilioji kopija, kartuoju paskui mane. Aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą ir išreiškiu savo sielos ir atsakomybę. Mano ketinimai ir valios galia tebūna taip, o taip ir yra. Perskaitė. Jinai, žinai, sako, man šitie žodžiai manifesto suteikia jėgų ir pasitikėjimo savimi. Na, labai gerai. Labai gerai, nereikia nieko bijoti, reikia turėti tik tvirtą valią ir ketinimą. Ir pakrausim vibracijomis ir energiją. O dabar prašau skenerį parodyti, kiek energijos reikia Akvilei ir kokio dydžio vibracijos maksimaliai komfortiško šiuo metu biolaukai ir jo pilnam atsistatymui. 3. Visi srautai teka, srautų galės sustiprėja. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 26 Hz 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausiu būdu 1, 2, 3. Atlikta.
Kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo ir identifikavimo procesą. 1, 2, 3. Atlikta. Kas nors matoma, įdomaus? Šviesi, graži siela. Nežemiškos kilmės siela, bet negaliu pasakyti. Geriau tai atėjus laikui galbūt kuratorė pasakys. Gerai. Perėsim prie Merkabos, tada sukuriam apsauginį apvalkalą, pajung akvilį subtilė kopija prie Merkabos laukų, šaltinių, žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginio karkaso sukūrimui jos biologija. 1, 2, 3. Vyksta procesas. Atlikta. Gerai, lai akvilį subtilioje kopija prisimena patį laimingiausią momentą savo gyvenime ir parodo mums skaičiumi 775 Hz. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Tai va, akvilė mes savo darbą kaip ir baigėme. Išvarėm visus interferentus, subalansavom čakrų veiklas, pastatėme Merkabą, kurią turėsit pati laiks nuo laiko sukti, prisiminti apie ją. Tai Jinai kaip dėkoja jaučiatės? mums. Jinai tokia lengvam tokiam, ne šokė, ne toks žodis, bet tiesiog toks kaip biškutis Sukrėtime. toks sutrikusi, matydama savo energijas. Pas jo subtilioje kopija grįžta atmintis, jinai tiesiog bunda. Pamažu tai persiduos ir jos fizinį kūną, fizinį plotmę. Tiesiog neskubėti, pažinti. Pirmas žingsnis, tai tokia informacija, pirmas žingsnis yra tapti savęs stebėtoje. Stebėtoje tiesiog savo energijų, savo pojūčių fizinėme kūne, savo dėmesio, sakykime, valdymas, koncentracija, vizualizacijos lavinimas. Ir pamažu tiesiog eiti tuo. Meditacijos, taip, tiesiog pradėti valdyti savo energiją. Visų pirma, aišku, pradėti pajausti ją, dėmesio koncentraciją ir pradėti ją po to valdyti. Ir viskas bus daug paprasčiau. Ir ta kūrybinė energija, kurios yra joje daug, kurią jinai net pati minėjo, aš matau ją išreikštą dabar čia energetiniam plane, jinai tiesiog kaip gėlė atsivers. Reikia tik pamaitinti, nespausti savęs, kad ten nėra laiko ar kažkas tokio, tiesiog išlaisvinti save apskritai nuo kažkokių barjerų. Ir pamažu jinai išsiskleista kūrybinė energija kaip gėlės žiedas. Gerai, mes to jai ir palinkėsim, kad jai viskas pavyktų. Ir energijos įsisavinimui grąžiname akvilį subtilė kopija į sistemą biorobotas siela. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingio. Vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtilių kūnų. Atlikta.